pirmą rask pirkėją, paimk avansą ir tada ieško, ką tau pirkti. Tada žinosi kiek tu gauni už savo turtą. O jie įsivaizduoja, oi, aš už savo pusę namo gausiu 100 000, 120, ne, geroj vietoj. Nu, aš dabar jau ieškau pirkti ir dar būna avansai duoda kur nors, ne. Nu, tai yra pats kvailiausias dalykas, ką galite padaryti. O po to įsiaiškina, kad jų turtas yra vertas kokių ne 120, o 70, jiem jau anas turtas nebeišeina nupirkti pardavus ir jie sako, oi, tai čia tie agentai, čia mano kaina buvo tokia, man įvertino agentė atėjus, o jezau, čia. Tai va tokių nesąmonių būna. Tai ką tokių nesąmonių išvengti, agentas turi rėžti tiesiai į akis jums tiesą, kad gali būti visaip, sutartis yra tokia, sąlygos yra tokios, reguliuojama kaina turi būti, suieškome kainą, už kurią žmonės šiandien perka ir tada parduodame. Kitaip net neprasidedam. Eikit pa šansų gaudytojus, jeigu jums patinka. Tai va tokių žmonės, kurie yra tikrai nesveiki, mes geranoriškai rekomenduojame šansų gaudytojams agentams su pompastiškom reklamom tenais, centre miesto ofisas jų, va prašau, eikite tenais, jums padės va šitie profesionalai. Va šitai, va mes juos rekomenduojame tokiems žmonėms. Tai va, tai tiek būtų apie komandinį reklamavimą ir šansų gaudytojų darbo metodus ir kodėl jiem yra sunku krizės metu. Jiem yra labai sunku, jie netgi bankrutuoja, netgi krizės metu jie būna pakeičia darbą, jie kažką kitą veikia. Nes jie galvoja, kad ai dabar rinka sustingus yra. Jie net ir tiki tuo patys. O aš tai žinau, kad taip nėra. Pas mus kiaurus metus eina. Taip ten pirkimai sunkiau reklamuoti reklamuotojams arba lengviau reklamuoti reklamuotojams. Bet vis tiek su ta visa komanda jie pramuša. Jie pramuša iki pardavimo ir viskas. Tai va. Tai tiek būtų. Iki. Sekit kanalą, dalinkitės ir nepraleiste kitų video.